Labas rytas, 7 valandos už pusę valandos atvažiuoja gidas. Šiandien mes bandom lipti į Aragatą, pietinę pusę. Aragatas tai yra didžiausias kalnas šiuo metu Armėnijoje. Anksčiau buvo Araratas, bet Araratas dabar priklauso Turkijai. Aragatas turi 4 viršūnės ir pati lengviausia yra pietinė viršūnė. Ten mes ir bandysim užlipti. 3,888 bus, jau yra sniego, aišku. Tik šiandien su oru nelabai yra pasisekę, rodo apsiniaukę ir lietų ir neaišku, kada pradės lyti ar pradės lyti. Po to, kai mes jau nulipsim ar dieną, žodžiu, varom vis tiek, kažkaip nukelinėti nesinori ir žiūrėsim, kas gausis. Jeigu reiks, atsisuksim ir grįšim atgal. Kalnų tigras. Ready? Ar pasiruošęs? Beveik. Kur lipsi šiandien? Į Aragatą. Papasičiaujam ir varom. Yeah. No snow. Šaltai. Oi, termo reikia kelio. Į kur lipi? Lipsim šiandien į Aragatą, pietinę viršūnę. Aragatas skaitosi aukščiausias dabar Armėnijoje. Apie 4 kilometrus kažkur. Pietinė viršūnė lengviausiai užlipti yra 3,888, o šiaurinė yra sunkiausia ir 4,090. Šiandien pirmą kartą mes bandysim užlipti pietinį. Mes lipam į pietinę pusę, bet galima ir į vakarų, ir į šiaurę. Šiaurinę užlipus reikia toliau lipti ir aplinkui. Tai šiandien tik tai pietinė pusė, pirmas kartas. Ir čia yra neaktyvus ugnikalnis. Aragatas labai senas kalnas. Ir kai užlipsim pietinę pusę, mes matysim šitą greitą. Žodžiu, matysim viduj ugnikalnį. Aišku, jau nebėra jis aktyvus daug metų. Oras toks kaip žiemą, nežinau kiek, bet arti nulio jaučiu dabar. Iš karto jaučiasi, kad ne taip kvėpuojasi. Atrodo, kad ir kopimo didelio nėra, bet trūksta oro, nes mes jau aukščiau esame jau virš 3 kilometrų, o praeitą savaitę visą darėm, maksimum buvom pasiekę 2,4 ir netgi dar stačiau lipom ir pompos net nebūdavo, ta prasme visai kitaip, tik ištvermė. O čia jau iš karto yra skirtumas, kai kopiam žemesniam aukštį, dažniausiai su kvėpavimu viskas gerai, bet kojos pavargsta, o kai kopiam aukštesniam aukštį, dažniausiai su kojom viskas gerai, jau net neskauda, bet su kvėpavimu problema. Reikia stoti ilsėtis dėl kvėpavimo. Lipam ir jau pradžioj matėm, kad yra dar 2 žmonių pėdos, reiškia kažkas yra ten. Bus įdomu susitikti, pažiūrėti. Vis dar kiškio pėdas. Jo, kiškio pėdas irgi. Meškų gal nesutiksim, bet įdomus faktas yra, kad prieš 2 metus Lenkas kopė į
į šitą šiaurinę viršūnę ir per arti tiesiog priejo. Tai praėjo meškos, norėjau fotografuotis, filmuotis ir gavo iš letinos vieną stipriai ir nuridėjo nuo olos. Žodžiu, žuvo. Trumpa nelaiminga istorija, bet būna vat ir tokių, dėl to reikia būtinai saugotis ir neišsidirbinėti iš laukinės gamtos, nepiktnaudžiauti. Sustavom palsėt biškį, atgaut kvapą, pasigrožėt vaizdu. Prieš 4 dienas dar nebuvo čia sniego, tai sniegas pridavė savo vis tiek. Pasisekė. Po pietų turėtų pradėti lytai, mes norim užlipti, apsižvalgyti ir nulipti iki pietų. Ten jau viršūnė viskas, jau ranka pasiekiama, esam kažkur 3-6, dar liko 288 metrai ir būsim viršui 288, tai turiu omeny su kilimu, atstumas tai ilgesnis, bet jau prie pat. Kas norit išbandyti, stebėkit, nes birželio 13-21 dieną bus kelionė vėl į Armėniją. Žygiuosim Dilidžiano nacionaliniam parke ir paskutinę dieną grįšim į Jerevaną ir lipsim čia. Tiek nedaug liko ir užėjo debesys. Tai gal kol užlipsim praeis, jeigu nepraeis, tai gero vaizdo nebus, bet iš čia mes turim visai gerą. Mes visai mėgėjiškai apsirengę, svarbu nepradėtų lyti. Lipam, kamera vienas, tigras. Ar pagalvojat, kai žiūrit, pavyzdžiui, atsimenu, anksčiau žiūrėdavau Bear Grylls, kaip jis tą maro iš malūnsparnių šokinėja per džiunglės, visur žodžiu. Ir jį kažkas filmuoja. Tai ir pagalvojat, kad tas su kamera dar stipresnis, nes jis turi nešti kamerą ir dar visą veiksmą nufilmuoti. Tai va, už mane stovi kalnų tigras ir jis kamerą neša. Padėkit man. Lipam. Jau beveik užlipom. Realiai jau esam pačioj viršūniai. Dar keliasdešimt metrų jau pakilimo bus, tik tai keletas metrų ir čia yra didžiulė duobės skardis, buvęs ugnikalnis, bet mes dėja nieko nematom, nes apsiniaukia ir debesis atėję ir vėjas pučia. Lipam į viršų, pasieksim viršūnę ir leisim žemyn. Paskutiniai keli žingsniai, paskutinis 100 metrų. Ir taip jam pavyko. Kalnų tigras. 388. Tai tikiuosi kitais metais pavyks į Kazbeką užlipti. Šiais metais nepavyko dėl oro sąlygų. Mūsų gidas Seržas. Ačiū jam, kad užvedė mus. Thank you, Serge. Thank you very much. Turim senybės Mėgenį ir čia pastatyta tokia užuovėja, galima nuo vėjo pasislėpti. Bet mes ilgai nelauksim, lipam į apačią, nes aš tai visai be pirštinių. Dominikui turėjo antras pirštinės, Seržas tai davė, tai va, su pirštinytėm gerai. Bet reikia eiti į apačią, nes vėjas kyla. Ir kadangi mes mėgėjiškai pasiruošę, tai nebėra labai malonus jausmas, norim varyti. Viskas, žygiuoja, pasiekėm savo tikslą. Jau leidžiamės. Reikia nusileisti, biškį žemiau nebus taip šalta. Apšalo plaukai. Jau antakė apšalo irgi. Ja.
Seržo nebesimato. Pradėjo snigti ledukais tokiais. Gerai, kad nelyja, būtų šis bjauru. Dabar dar viskas ok. Nusileidom žemiau, vėjo nebėra, tai nebe taip šalta, bet sninga tai labai gražiai, vau, grynai tokios žiemiškos nuotaikos, ypatingai po to, kai nematėm sniego 2 metus, tai čia yra, vau, dabar kažkas laukia grynai Lietuvoje šitos žiemos, turi vis tiek savo žavės ir romantikos. Beveik grįžom, liko dar kokia valanda maksimum ir nusileisim, papietausim, bandysim surasti vietą, kur šiltai pasišildyt, mačiau, ten yra kažkokių restoranų. Savo pietus esam įsidėję, bet priims tikriausiai pasišildyt. Tai bet svagumėlis, lupo žaibas už kokio kilometro, 2 iš karto griusinis buvo. Adrenalino biškį ir jaučiu, kaip audra kyla, mes sukūry dabar tos audros, vėjas vėl didėja, sninga, reikia skubėti, galėtų dar vieną žaibą, tikrai norėčiau įamžinti šitą. Nežinau, kiek matosi, bet ten yra ežeras, jau kempas. Liko, manau, 0,5 kilometro ir viskas būsim vietoj. Jau čia šilčiau, tai ir sniegas šlapesnis. Šlapdriba tokia. Čia, kai nebuvo interneto, sovietų laikais, ten yra keli pastatai distancijų. Buvo meteorologinė stotis ir kosmosą irgi tyrinėdavo. 100 žmonių vienu metu čia gyvena. O dabar beliko tik 5 dėl to, kad yra internetas. Ir visi kiti sėdi šiltai sostinėje. Ofise dirba nuotoliu. Viskas, nusileidom. Ką pavalgom. Porą valandų važiavimo iki Jerevano. Manau, šiandien vakare vėl laukia pirtis, relaksas, maistas, poilsis. Išsimiegam rytoj, išsigulim kiek norim. Senai tai buvo. Ir jau naktį skrydis. Viskas, važiuojam atgal į miestą, kur šilta ir gera.